22 metais prasidėjo sankcijos prieš Rusiją ir šoko energetinių išteklių kainos. Tada kas įvyko? Tada įvyko šiurpus Oslo biržoje, kurioje mes perkam elektros energiją, šuoliai į viršų ir kainos. Ir jie karts nuo karto kartuojasi. Atkreipiu dėmesį, vėlgi buvo oficialių daugybė straipsnių, paskelbimų, kad įstatymai mūsųse ir kitur matyti tokie patys, kad galim pirkti tik iš šitos biržos, bet negalim pirkti net iš savų gamintojų. Net ir, sakykime, Elektrėnuose, kur labai brangi elektros energija, buvo daugybė laikotarpių, kai jie siūlė pirkti iš mūsų, negalima, tik per biržą. Kodėl? Jeigu kažkas siūlo pigiau, kodėl negalima pigiau? Taip, pasidarė tokią schemą, kad kuo daugiau milijardų užsidirbtų ir kad visus mus pasmauktų. Tai tada viešinom Igničio akcininkus ir žinom, kieno naudai mes čia dirbam. Viešas interesas, čia monopolinė struktūra, elektros energijos tinklai yra vieninteliai. Taip naudojasi jais daug kas, bet tai tada neįbeiskaičiuokim, kaip už independensą į viešą interesą kainą, reiškia, kad iš visų melžiam, visus nuostolius kompensuojam. Dujų independensą turiu omeny. Tai turėtume mes kažkaip apsispręsti, ar mes kvailina toliau. Žiūrėsim, ką Seimas kovo 10 pradės. Tęstinumas, toliau tęstinumas užsienio politikoje, tęstinumas grobuoniškoje energetikos politikoje.